skanios kavytės, geros dienytės. Ką? Labas rytas. Va, Audriuks kaip džiaugiasi sniegą. Eik tas savo. Mūsų planelis šiandien ryto yra lėkti pasiimti Pituračią, pasižiūrėti, ar viskas tvarkoj, lėkti nustumdyti sniegą, nes sniego nemažai. O orus pasižiūrėjau, tai visą savaitę kaip ir turėtų laikytis jisai. Negalim laukti, nes po to būna problema. Mums to kelio niekas nenustame, kaimą niekas nenustame. Tai reikia būtinai kelią susitvarkyti, nes po to, kai vežų prisivažinėja, jos tokios ledinis vėžas gaunas. Ir tada, kaip atšyla, labai slidu važiuoti, mėto mašiną. Pats asmeniškai tokia simpatija jau žiemai. Ir man taip tas sniegas patenka. Šiaip kaip matot, keliuks visiškai nepravažiuots. Čia irgi pagrindinis kelias, nestumdėtas. Jėzus, kiek daug transporto nėra, kur mašinas pastatyti. Čia dabar. Labas rytas. Parodė, ką tu čia atrandi. Ja, kad gyvam. Va. Bandysim laimėti šitą daiktą. Volkswageną Arteoną bandysi, ne? O tą bandysim šitą. Neklasyti. O gala dalyvaut. Ir gala šitas gražuolis. Kaip tau sekas? Kaip savaitgalis praėjo? Puikiai. Tiesiog nuostabiai. Va, kaip gerai, kad pirmadienį va toks užsidegims. Nios kavelės, geros dienelės. Kaip čia su trosu buvo bajeris. Reikėjo trosą naują pakeisti, dėl to servise keturatį stovi. Stacija tokia buvo, stūmau tokį takelį. Bendro naudojimo takelis. Tokia didelė pusnis buvo, kad nutraukiau trosą. Tai dabar visą tą trosą reikėjo naują pakeisti. Nu, išbandysim šiandien. Reikia svarbų darbą pasidaryti. Turėtų laikyti. Manau, kad pamatysit, jeigu nelaikys. Kur raktai? Tikrųjų nieka nėra patogiau kaip eisams rat. Galbūt šalčio daug ir nėra, bet kažkaip vis tiek gaivoka.
kiek matau, tai drąsiai galim tvarkytis, sniego nebepraneša. Nu, antradienį dar biškutį, bet labai nedaug antradienį. Ką tu? Da. Tu padėjai. Taigi, žodžiu, atlėkiau į sporto mokyklą pavalgyti, reikia užsipilt kuro. Turiu susitikimą čia vieną. Su Baltika Agro atstovu reikia pasikalbėti. Ir ką, grįšim, pabaigt stumdyti parką, nes dar nebaigiam. Pamajuokit. Čia žinot, kas visita. Čia tiesioginė transliacija? Čia netiesioginė transliacija. Aš filmuoju savo dienos vlogą. Paskui sukelsi įdomiausią akimirką. Ir jeigu duodat leidimą kelti į YouTube, jūs atsirasite. Aišku. Baigėsi mūsų darbelį šiandien. Audrelė, tik tai neišsidūkis šiandien. Viskas nustumdyta, sutvarkyta. Keletą susitikimų turėjau kaiviniai. Pasikalbėjom, pasibuvom. Tai vakaras atėjo 6 valandas, reikia lėkti persirengti. Dar turiu prie kombo padirbėti šiandien. Audrelis šiandien visą dieną servise prabuvo, išsišiepęs. Tai ką, persirengiam, susitvarkiam viską, tai va, visą dienelį ir praėjo. Atrodo, kažkas yra nusistumdyt, bet yra reikalų, iš tikrųjų. Dabar biškutė tvarkymasi dienelę prieš išvažiavimą. O visiką noris padaryti, kad būtų kur kavytės atsigerti, nes neturim tokios vietos. Tai bus dabar ir arbatėlės, ir pavaišint klientus, kas ateina, ar draugus, kas ateina. Pasikrausiam liftmasterį ir spėkit, ką mes čia atvažiavam, salonėlį. Ką čia galim daugiau veikti sporto mokykloje? Arba maudytis, arba valgyti. Šiaip tokį įdomų darbą turim. Reikia iš butuką padėti sofą išnešti, išvežti pas senelį. Tai mes bent jau į tranzitą įkrausim tą sofą ir jau rytoj kažkaip jinai atsidurs pas senelį. Ir dar karčiau. Skanaus, Alanai. Ačiū, to irgi. Tranzitą. A klasė pabaigė, bet dugno apsaugos neprisukė. Su dugno apsaugu atidarėt, viskas nauja ten pakeis. Žodžiu, tai tu paėmė į tranzitą ir išsivarė namo. Išsivarė namo, taip, anksti nuo 8 ryto būna vėl vietoj sprendė. Tai gerai, tu rytoj tada atvarys, gerai, tai mes rytoj susitvarkysim. Na ir gerai, tada. Jo, rytą bus, bet, jo. Šiaip iš tikrųjų, Pauliu, net džiaugiuosi, nes po 9 valandų. Ačiū. Aš jaučiu, kad kažkas yra, kažkas ne tą, kur reikia tranzitą šiandien paimti. Nu, labai teisingai padarė. Nežinau, ir Alan džiaugiasi, ir aš džiaugiuosi, mes džiaugiamės. Tai mes šiandien darbo jau jokių nebeatliksim. Ačiū, kad žiūrėjot dar vieną video vlogą. Jeigu turit kažkokių pastebėjimų, klausimų, ar norit kažkokios specifinės temos, tikrai drąsiai parašykit. Ir jeigu nepatiko video, parašykit būtinai irgi, kodėl nepatiko. Padarysim taip, kad sekantis būtų dar geresnis.
Labanakt, iki sekančio rytoj.